Panevėžio verslininkai, viešojo sektoriaus ir žemės ūkio atstovai siekiantys plėsti savo veiklą ar susiduriantys su finansiniais iššūkiais turės galimybę gauti profesionalias konsultacijas savo mieste. Nacionalinis plėtros bankas ILTE, stiprindamas ryšių su regiono bendruomenė, kovo-birželio mėnesiais organizuos individualius gyvus susitikimus, kurių metu dalyviai galės susipažinti su jų veiklai tinkamiausiais finansavimo sprendimais. Mes iš tiesų esam pasiruošę aplankyti didžiuosius Lietuvos miestus su mintimi iš arčiau pristatyti mūsų siūlomas finansavimo priemonės mūsų esamiems ir galimiems klientams. Tai finansavimo priemonių turime išties visiems ekonominių sektorių dalyviams, tiek verslams, tiek žemės ūkiui, tiek ir viešajam sektoriui, jų turime daug. Ir štai šių konsultacijų metu siekiame detaliai pasikalbėti su klientais, kas jiems yra svarbu. Konsultacijos yra numatytos individualios, taigi mes galėsime rasti laiko ir būdų įsigilinti į kliento klausimą, temą ar verslo idėją ir tiesą sakant tam konkrečiam klientui pritaikyti labiausiai jam tinkamą finansinę priemonę, finansinį sprendimą. Nacionalinis plėtros bankas kovo 13 dieną kartu su viešąja įstaiga Panevėžio mokslo ir technologijų parku organizavo pirmąsias šiemet nemokamas gyvas konsultacijas. Iš tiesų sąlygų jokių nėra, gali dalyvauti bet kas, kam yra aktualios ar gali būti aktualios mūsų finansavimo priemonės. Tai kviečiame verslo įmonės jau veikiančias, galbūt siekiančias susikurti galimybės kažkokiai plėtrai, naujas verslo įmonės. Kviečiame verslininkus, kurie dar tik turi verslo idėją ir svarsto, kaip galėtų pirmąjį savo verslą finansuoti, nes štai tokiems naujiems verslams taip pat turime dedikuotą finansinę priemonę. Taip pat laukiame žemės ūkio atstovų, žodžiu, laukiame visų, kas ieško finansavimo galimybių, galbūt nežino visų atsakymų į įvairiausius klausimus ir siekia gauti patarimą. Tai štai su tokiais klientais ar galimais klientais mes ir siekiame susitikti. Individualios konsultacijos Panevėžyje vyks balandžio 3, gegužės 6 ir birželio 2 dienomis. Verslo, žemės ūkio ir viešojo sektoriaus atstovai kviečiami registruotis iš anksto, jiems tinkamu laiku Nacionalinio plėtros banko konsultacijų svetainėje iltekonsultuoja.lt.